Sveiki, tai tęsiu netinkamo elgesio temą ir noriu pakalbėti apie tą tokį kitą netinkamo elgesio tipą, apie galios kovas. Kai vaikas savo tėvus arba mokytojus kviečia į galios kovas ir tai gali atsitikti ne tik tais tokiais vaiko kriziniais etapais, ar ne, ar tai būtų 3 metų krizė, ar tai būtų prepaauglystė ir kai vaikas įžengia į 9 metus, jam būdinga kvestionuoti suaugusių autoritetą, ar tai būtų paauglys, bet gali tai atsitikti tiesiog, jaučiat, kad prasidėjo viskas nuo to tokio negirdėjimo, ar ne, o kuo tolyn, to labiau vaiko elgesys regresuoja. Ir jūs jau turite tokį vaiką, kuris meta jums iššūkį autoritetui ir sako, nu ir nedarysiu, ir ką tu man. Ir jis tiesiog gali aktyviai atsikalbinėti, gali tokios būti daug pasyvios agresijos, ar ne, to tokio negirdėjimo ir toliau darimo, tai ką jam reikia daryti, ar ne, ten to tokio akių vartymo arba tiesiog kvestionavimo. Ir tai nebūtinai yra apie vaiko asmenybės tapsmą, bet gali būti ir apie jo tokio sekančio poreikio, gebėti, galėti deficitą ir to poreikio kompensavimą per galios kovas ir netinkamą elgesį. Tai sekančiam video pakalbėsiu, ką su tuo daryti ir kaip mažinti tą tokį vaiko priešiškumą. Nes atlaikyti tą sunku, natūralu, kad jeigu su netinkamu elgesiu per dėmesį jums kyla susierzinimas, tai kai vaikas kviečia į galios kovas, kyla pyktis ir norisi žaisti tą tokį valių karą. Nu, aš tau parodysiu tavo vietą, arba tu negali taip su manim elgtis, tu negali taip daryti, aš priversiu tave daryti, kaip man reikia. Tai kaip nepapulti iš tas kovas ir kaip iš jų išeiti.